Skaitymas su numatymu ir pasakojimo kūrimas. Žiūrime. Kriviai vėl tarėsi, būrė ir galiausiai pareiškė, kad Dievas trokšta nekaltos mergaitės, kuri pati pasiaukotų dievų valia. Skaitymas yra viena iš pagrindinių priemonių, kurios dėka mes mokomės ne tik patys skaitydami, bet ir dalydamiesi su kitais tuo, ką sužinojome, išmokome, patyrėme, supratome. Jis yra vertingas ne tik mokymuisi, bet ir visapusiškam asmenybės augimui. Skaitymas generuoja idėjas ir skatina kūrybiškumą, ugdo vaizduotę ir stimuliuoja intelektualinį vystymąsi. Žemai nusilenkė kunigaikščiui, pati linksmai iššoko į duobę, visai nesigailėdama tėvynės gerovės savo jaunos gyvybės. Ir akis pakėlus į dangų ramiai laukė visos. Vyriausias krivis kitų padedamas vertė didžiulį pamatų skiriamą akmenį. Tačiau įvyko stebuklas. Gali dar pašypsotis. Nebus taip tragiškai, o kas čia žino. Na. Gal kai stumia tie kriviai, tai jis perskilo per pusę tas mokytoja. Aha, perskilo per pusę ir o kaip ta mergaitė jinai duobėjai? Jinai duobėjai liko neužmušta, taip? Taip, reikia tiesiai šviesti. Nu, kad kunigaikštis pasakė stop, kodėl jūs įverčiate jos akmenį, juk yra visai nekalta. Taip. Taip, graži mintis. Mes minėjome, kad kunigaikštis protingas ar neišmintingas. Jeigu pagailėjo jaunikaičių, tai ta mergelė. Arba akmuo suskilo į daug mažų akmenukų ir nebebuvo to didelio akmens. Taip, mes susidėjo, taip, svorio. Arba kai jie stūmė, tai galėjo kažkoks nematomas žmogus arba kas nors tokio, jį sustabdyti tą akmenį. Ir jisai niekaip nekrito, ar duobė, ne? Jis kaip pasakė, stūmė, jisai kažkaip krito. Na, nebetu. Arba tiesiog akmuo pradingo, ta mergaitė kažkaip iš po tos žemės, tai kažkaip pasikėlė kažkas. Akmuo pradingo dievų valia, ar ne, išnyko mergaitė. Kaip jau kokio angelo visą šventąją ir neiškėlė iš paduobų. Gerai, pagalvokite vaikai, čiagi legenda, galim tokį pasakiškų elementų įtraukti, aš manau. Gal kunigaikštis pasakė stop ir gal pats pasisiūlė į tą duobę. Norėkis dabar paskiau sakytum, dabar pavyko toliau. Nežinau, kažkaip nelabai atrodo, kad jie galėjo stumti to į akmenį. Ant jo, neišdrįso niekas ant kunigaikščio, ne? Taip. Na, Aš manau, gal tas, kur žadėjo nužudyti tą mama, žadėjo išstumti tą patį vaiką, gal tas vaikas neleido nustumti akmenį ant tos mergelės. Aha, bet dalyvauja tas jaunikaitis, ar ne, ir jisai matė, ir jisai neleidžia. Manau, kad pabaigoje gal, kad tas jaunikaitis su ta mergelė susidūrė. Nu, sakiau, kad gali išsišti labai gražiai. Na, mes parodėm metodą pasakojimą su numatymu. Pasirinkom legendą, susijėmė su praėjusią pamoką skaitytą ir pasakotą legendą apie geležinį vyruką. Kaip vaikas, remdamasi savo patirtimi, galėjo išmąstyti. Ir jiems turbūt buvo labai sunku suvokti, kaip sakė, tas paminėjo jautriausias vietas. Sunku, kad mama atiduoda vienturtį sūnų, kad mergaitė drąsiai šoka į duobę pasitikti mirties. Tikrai užgavo jiems širdį. Yra ir dabar, man atrodo, ir jie vakare gal pasakos tėveliams, pamastys, dar kartelį sugrįš. Kas sujaudino jūsų šitoj legendai? Gal kai ta mergelė pasisiūlė į tą duobę įlysti ir gal kai sakė, kad mama širdis Jie labai skaudžiai šitą, ne, galėtume? Mane, pavyzdžiui, sugraudino, kaip tas vaikas šnekėjo apie savo mamą, kaip ir tą visą gyvenimą, tai tikrai susigraudino. Taip, tu labai įsijauti. Man atrodo, kad mama kažkaip sugraudino, kai ta mergaitė, jinai ėjo su gėlių puokšte ir jinai buvo nusiteikusi į mirtį. Tau sunku suvokti, ar ne? Kad eini mirti ir tu linksmai šokai. Sunku suprasti, ne? Baisiausia buvo, kai pradėjome skaityti, jinai įkrito į duobę ir koks stebuklas atsitiko. Čia kaip neramu, ar ne? Neramu, ne? Man tai buvo taip, labai sujaudino, kaip vaikas, vienturtis sūnus apie savo mamą, apie tą... Taip, tas sakė, kad kiečiausia širdis ar nemokimas. Ir kiečiausia širdis ir apie tą... Taip.
Ir apie kūdiką, kad lengviausia mamai ant rankų. Na, kai viską atidarė, mamytės įsiprasti to žiūrėti. Ką kunigaičiai supratė? Kada būtumėte pasakysit? Skaitimas moko pažiūrėti į dalykus iš kito atskaitos taško, suteikia galimybę pajusti ir išgyventi tai, ką išgyveno kiti. Padeda mokyti susikaupti. Lavina skonį, nuolatinį domėjimąsi gera literatūra. Na kas būtų, jei pasaulis būtų toks vieningas, kaip šventvažėjas? Skaitimas su numatymu – tai tokia mokymosi strategija, kurios dėka skaitoma atidžiai, gilinamasi į tekstą, keliami įvairaus mąstymo lygmens reikalaujantys klausimai. Aktyviai įsitraukiama į skaitomą kūrinį, stengiantis numatyti tolesnę įvykių pasakojimo eigą ir diskutuojant svarbiais klausimais. Kas vyksta? Individualiai, ne grupinis darbas, kiekvienas. Pamąstykit, kas vyksta? Kristupai. Vaikšto šuo ir paukštis vaikšto. Šaunuolis. Dėkui. Eina per sniegą šuo ir paukštis tu man. Gali būti praėjęs vilkas ir varna. O susitarkim, kad nebuvo, bet dabar, šiuo metu ką tik. Gerai? Ką tik praėjo vilkas ir Varna. Ir varna. Ar tik vaikas nuvežė piešinį? Paprastas piešinys vaiko, taip? Supratau. Gal šuo gaudo kokį nors paukštį? Tau panašu, lyg tai čia kažkas kažką gaudyti. Supratau, dėkui. Tai buvo pirmoji skaidrė. Dabar. Kas čia vyko? Čia jau rankų daugiau, čia aiškesnė situacija jums, taip? Kaip ir viskas aišku. Gerai, prašau. Ten tos didesnis pienas, ten gal vilkas ir tos mažesnis, yra paukščiai. Taip. Ir tas vilkas gaudo tą paukštį. Vilkas gaudo paukštį. Gerai, šaunuolė. Man tai rodos, kad šuo gaudo katę, o katė gaudo paukštį. Kad šuo gaudo katę, o katė gaudo paukštį kažkokį. Ir vyksta čia gaudynės. Gal kas turi kitą nuomonę? Prašau, Vilka. Gali būti, kad pirmą praėjo tas didelis šuo, paskui praėjo katė, paskui praėjo paukštis, nes matosi, kad paukščio pėdos yra, ant visų pėdų. Viltė visiškai kitą versiją iškėlė, pagalvokit. Pirmiausia, vienas gyvūnas praėjo, po to antras ir galiausiai trečias. Viltės nuomonė, kad čia ne visi trys kartu lakstė, o po vieną kažkokius ratus čia suko. Taip, Viltė? Teisingai supratau tave? Ačiū, labai įdomi tavo nuomonė. Ir žiūrim trečią, paskutinę skaidrę. Kas įvyko dabar? Tai man tai. Ėjo didelis šuo, o paskui ėjo mažesnis, ar patinas. Aha, supratau, bet prisiriškime truputėlį prie tos visos pradžios ir vidurio. Suriškime savo istoriją, ne vien tai, ką matote dabar, visiškai atskirą skaidrę. Tai yra jau trečioji skaidrė, tai yra kaip ir užvedu ant kelio pabaigos skaidrė. Taip? Tai susiekite su pirma, antra ir dabar turėtų būti kažkoks tai galas, kažkokia pabaiga. Kažkas čia taip jau lyg ir baigėsi, taip? Kristupai, spėkit, prašau. Kai šuo su to paukščiu ten šunys su paukščiais ten išsilakstė, tai pavargo ir nuėjo namo. Šuo nuėjo, paukštis nusivido kur nors kitur. Taip, Kristupas lieka prie savo versijos, kad jie bendrai gaudynių žaidė, taip, paukštis nuskrido, nes turi sparnus, taip, o čia du gyvūnai savo keliauja namo kažkur tai. Aš tai galvoju, kad tą paukštį sugavo ir šuo ir katė jį suėdė, nuėjo namo. Kad paukščiuko nebėra, liūdna pabaiga, paukščiuko nėra. Optimistiškesnė pabaiga Kristupo, kad paukštis nuskrido, nes jie draugavo ten. O čia tu prieš tai manai, kad jie gaudė, taip, ten vienas kitą. Ir manai, kad pagavo ir paukščiuko nebėra ir savo keliauja sotus dabar namo. Supratau, ačiū labai. Kaip jūs manote?
Link ko aš čia vedu? Ką mes čia taip pamatėm? 3 dalis, kalbam, kūriam. Link ko aš čia vedu? Kristupai, spėkite. Įvykio pradžia, įvykio raida ir įvykio pabaiga. O kas tai yra? Istorijos kūrimas. Istorijos kūrimas, mes ką tik sukūrėm istoriją, mes jau žinom, kaip ją kurti, jau tai nėra pirmoji pamoka ir mes žinom, kad tai yra įvykio pradžia, įvykio pabaiga. šaunuoliai. Taip, visą tai pasakėte ir be manęs, taip? Aš žinau, ką jie turi mokėti, taip, aš žinau, bet visą tai, kiek bei įmanoma, aš stengiuosi įvilkti tą kūrybinį darbą, nes vien sausos kažkokios žinios ar teorijos nei man pačiai nėra įdomu. Lygiai taip pat aš suvokiu, kad ir vaikams nėra įdomu. Ir tarkim, bet kokios užduotis, kad ir pačios paprasčiausios, primityviausios, ar tai sausos, kaip mes sakome, matematinės kažkokios žinios, ar lietuvių kalbos, nesvarbu kažkokios taisyklės, visą laiką bandai įvilkti per kūrybą. Per kūrybą, per emocijas, per jausmus, per patirtį, nes kitaip, tai nebus prasminga nei vaikam, nei man. Dabar tai bus užduotis, teksto skaitimas su numatymu. Tai reiškia, pradžioje paskaitysiu jums pirmąją dalį, jums ją išdalinsiu, bus tekstas ir ekrane, jūs turėsite po vieną gabaliuką ir jūs turėsite numanyti, nuspėti, sukurti tolimesnę istoriją, tolimesnę įvykio raidą. Taip, išdalinu dabar 2 lapus. Skaitymas su numatymu tai yra kryptingai organizuotas skaitymas, kuriuo siekiama įtraukti mokinius į aktyvaus skaitymo procesą. Strategija taikoma skaitant visiems kartu ir vienu metu. Tekstas skaitomas dalimis, o pauzių metu skaitytojai įtraukiami į ką tik perskaitytos dalies apmąstymą. Kęstučio Kasparavičiaus Kvailos istorijos. O tekstas vadinsis Batai. Klausom. Pirmoji istorija. Buvo 2 batai, abu visiškai vienodi. Tik vienas kairysis, o kitas dešinysis. Naktį jie galvodavo kaip ir žmonės. Ryte nusižiovdavo, pasiražydavo, pamankštindavo savo raištelius ir laukdavo, kol juos apsiaus. Prieš kambaryje kiūtojo ir šlepetės. Šlepetėms niekad neteko išeiti iš namų, todėl jos buvo visiškai kvailos. Jos nieko neveikdavo per dienas ir nuolat šaipėsi iš batų, kurie turėjo sunkiai dirbti. Kas nutiko toliau? Tiems batams kūrėme savo išdalinu dar kartelį pasižiūrėti. Skiriamas laikas 10 minučių. Šios strategijos kiti svarbus bruožai. Skaitimo suasmeninimas per individualios nepriklausomos nuomonės reiškimą, įsijautimą į skaitomo kūrinio kontekstą veikėjus. Mokymasis patiems kelti klausimus. Aktyvus skaitytojų įtraukimas ir įsitraukimas į skaitimo procesą. Motyvacijos skaitimui skatinimas ir palaikymas. Prasmingos diskusijos, diskusijų kultūros modeliavimas. Pagarbos kitų nuomonėms ugdymas. Mokymasis geriau suvokti kūrinius ir savo jausmus, mokytis juos išreikšti. Galimybė permastyti savo požiūrius, nuostatas, vertybes ir juos koreguoti. Skaityti galima daug, bet paviršiumi, nesigilinant į tekstą, neapčiuopiant svarbių dalykų, neišmokstant nieko naujo. Kad skaitimas kurtų naujas žinias, supratimą, skatintų kūrybinį mąstymą, paveiktų kiekvieną skaitytoją asmeniškai, jo turi būti mokoma. Kas nutiko toliau? Klausom. Atėjo kita diena. Batai ir vėl pradėjo sunkiai dirbti, bet batai lauti tinklų. Šeimininkė nepagalvojusi neapsavo batų. Ji buvo su šlepetėmis. Ką dabar daryti, sesė? Mes mėsime šalčio. Suklykėdama šlepetė. Nežinau, kviesti pagalbos. Batai, sušuko kita. Bet batai neišgirdo. Ir pasidarė kaip šlepetės.
ir kalbėjo sąmoningus dalykus, bet nenorėjo eiti į kiemą. Deja, visur eidavo pašlepėtis. Ačiū, šaunuolė, sukeitėte vietomis, taip? Vardu su šlepetėmis. Visa grupė pristato darbą. Nu gerai, prašom. Vieną dieną šlepetės sakė. Ha, pasakė dešinioji šlepetė. Jūs ištisas dienas dirbate, pridūrė kairioji. O jūs sėdite ištisas dienas ir nieko nežinote, pasakė moteris. Nesėdime namie, tai jau džiaugiamės jau buvo. Nesupratom dar kartelį išsakyti kartą. Nesėdime namie ir džiaugiamės švelkumu. Kuo džiaugiamės? Jaukumu. Jaukumu namų. Viso gero, einame į lauką dirbti. Suprantu. Viskas? Darbuoti gryno oro. Pyko man. O tada išėjo į lauką, o šlepetės liko tupėtinai. Nami, viskas gerai. Čia buvo, supratau, 2 šlepetės, 2 batai ir autorius, tiesa? Šaunuoliai, gerai. Taip, aš suprantu, vaikai nesijaudinkite, jūs negalite iš karto raiškiai skaityti, nes čia ir dabar jūs sukūrėte įstatymą raštą, kai skaityti nėra lengva. Nieko tokio, kad ir klystat, nesijaudinkim. Prašom. Vieną dieną apsivė šlepetės ir išėjo į lauką. Kai batai pamatė, jog jie su juo apsivė šlepetės, labai nuliūdo. Labiausiai nuliūdo dešinysis batas, o kairysis pradėjo šaipytis iš šlepečių. Vakare šlepetės grįžo pavargusios ir nusilpusios. Batai iš liūdesio buvau išvykę. Šlepetės jiems pavydėjo, nes jie seniausiai miegojo. Kitą dieną klausė, ar labai darbas patiko? Labai pavargo, šaipėsi batai. Mes daugiau iš jūsų nebesišaipysim, sako šlepetės. Žinau, koks jūsų sunkus darbas. Aha, šlepetės apsikeitė vietomis su batais ir patyrė, ką reiškia iš tikro sunkiai dirbti, taip? Gerai. Antroji dalis. Jau Kęstučio Kasparavičiaus suprantama. Kiekvieną rytą batų laukdavo ta pati kelionė. Trumpa, bet labai įdomi kelionė gatve. Ir visai neįdomi tramvajų. Tikrų išgyventų supratimu laikome mokinių gebėjimą knyginės žinias sieti su savo patirtimi, atrasti ir nagrinėti panašumus ir prieštaravimus, naują informaciją reflektuoti ir praktiškai pritaikyti. Tokiu būdu kuriamas skaitančiojo ir skaitomo teksto autentiškas santykis. Skaitymas tampa prasmingu ir naudingu. Net jei tema ne kiekvienam yra įdomi, gali sudominti pats procesas, minčių, idėjų dėlionė, savo santykio su skaitomu tekstu atradimas. Jei mokiniai sugeba atrasti šį santykį, geba pažvelgti į skaitomą tekstą iš savo perspektyvos, tai liudija aktyvų skaitymą ir tikrą įsitraukimą į skaitymo procesą. Todėl kiekvieno mokytojo uždavinys sudominti pačiu skaitymu. Skaitymo su numatymu strategija padeda tai pasiekti. Jūsų istorijos buvo puikios, bet dabar prikurkite pabaigas šitą. Taip kad aš žinau, ką aš turiu išmokyti, bet taip neįsispraudžiu į tos, tarkim, bendrųjų programų rėmus arba ten vadovėlio kažkokias temas, arba matau, jeigu vaikam patinka, niekada stengiuosi gal ir nusižengti taisyklėm netgi pamokos rėmuose nelabai telpu dažnai. Tarkim, susimastau ir įsivaizduoju, kad čia greitai viskas įvyks ir matau, kad jiems patinka, kad jie užsikabina už kažkokio tai momento, visiškai metu į šalį savo suplanuotą veiklą ir leidžiu jiems būti čia, kuriems įdomu, kurie patiria geras emocijas ir per tai pažįsta. Tai vat man tai yra esmė viso to mano darbo. Be visų išvardintų tokio skaitymo būdo privalumų nepaminėtas vienas, bemaž svarbiausias. Toks skaitymas yra malonus. Skaitymo vertingumą sunku apčiuopti ir pamatuoti, o malonumą gali pajusti kiekvienas skaitytojas asmeniškai.